pasilikau patelę vieną ir 3 patinus. Ir kai suleidau į bendrą akvariumą, ir čia jau gaudžiau mailius, jį pradėjo neršti, tie 3 patinai tą vargšę mergaitę užgainio taip, kai jos lieka vien kaulai ir skūra. Ją reikia atskirai atšerti, nes va patinai duodasi. Stori ir pilki, jiems ką, sėklą paleisti. O mergaitė reikia ikrus išmaitinti, užauginti. Tai sugalvoju atskirai, reikės atskirai atšėrinėti, nes kitaip jai bus batai. Taip sukūdusios žuvies aš neturėjau, o jos yra šeriamos. Va patinai nestokoja. Tai vat proporcija, tai bendram aš galvoju jas laikyti po vieną atskiram akvariume. Nu, jaučiu, aš tą suleisiu į kubą vieną. Nežinau, ar aš paskui ją ten pagausiu. Bet suleisiu į kubą viršui, kur yra pilnai ostrakodo, ir jį man atsiės, atsišers, ta prasme. Nes to aš jos neteksiu, jeigu taip. Nu, va, pagavau išsipūtelę. Kažkada įleidau aš ją čia pasimaitinti, nes 3 patinai buvo taip nugainioję, kai buvo likusi kūda. Ir paskui gailėjaus. Nes šitame akvariume, kur gyvena pačias geriausias mano krevetės, raudonas, ne bordo, tą mėnesį, pažiūrėkit, koks jos pilvas, tą mėnesį nėra nė vieno mažo krevečiuką. O pilvelis mergaitės yra išsipūtęs. Sumedžioja visus mano krevečiukus. Viena žuvis už 1,5 eurą, už 2,5. Išmedžioja visas krevetės. Nėra nė vienos krevetės lervutės, kaip parodys toj kur. Kaip čia. Krevetina, mailinykė, stiklai yra aplipę krevetėm. Vat lervutėm. Yra aplipę. Čia nevalytas stiklas dzin. Va taip, kai nėra galas ir asborų, jauni krevečiukai vaikšta ant stiklų. O šitame kube su viena alkana medžiotoja ant stiklų nevaikšta nė vienas krevečiukas, užtat ji tokia stora, kad to jau eis neršti su bernais. Gausi kaulus nuo 3. Pasibaigs mano krevečių rėjimas. Tam aš ir kirpau akvariumą, nes kai leidau į šitą nekirptą, aš jos net nemačiau. Dabar reikia sugalvoti, kaip ją pagauti. Pagavau brangiai. Pastačiau spąstus, bet pamačiau, kad plaukia taip. Sietų grybštelėjau. Gerai. Tu man kol kas mailiaus neėsi. Jau tokia sukūdusi buvo, atsigavo. Čia yra vienintelė Galaxy patelė, kurią pasilikau. Tai man jos biški buvo gaila, tai netgi netaip stipriai gaila krevečiukų, kurie suėdė. Nes turiu 3 bernus ir 1 patelę. Tai unikalus, vienintelis egzempliorius iš nežinau kiek mano kartų. Aišku, dabar jau mailiaus auga keli mailiukai, bet tai ten jie kol užaugs dar pusę metų. Mano nešėrimo. Nu va, aš tai merguciai pagavau bernucį. Bernucis 3 savaitės mergucės nematęs eina iš proto. Mergucė irgi jam nesipriešin. Bet ilgai laikyti aš vis tiek jų negaliu, nes paleidęs į vieną akvariumą, jie nuskriaus ją, reikia galvoti, kaip daryti. Būtų poras ir tai neršto non-stop. O dabar patinucis su mergucė, 1 mergaitė, 3 bernai. Matau, kad jie yra ragas. Reikia galvoti, kur ją laikyti. O, kaip duodas bachūras, o, kaip duodas.